Aš čia ir norėjau to, kad aš nesiruošiu čia pult. Aš į tave žiūriu kaip ir, nors ir tu pasiekęs daugiau negu aš, bet kaip į žmogų, kuris yra lygus, sukurtas pagal Dievo paveikslą. Bet čia irgi labai argumentuotinas dalykas, nes jeigu aš dieną iš dienos įdėjau sunkų darbą, kai kiti neišeina iš savo komfortos, daug žmonių daug ko nesupranta, tam mes esam čia, kad jums paaiškinti, kai kuriems gali aiškinti, neaiškinti, nesuprasi, vis tiek, nes kaip ir matematikos pamokoje, tu gali mokytoja bando visiems išaiškinti, bet iš 30 žmonių klasėje supranta tam tikrą pamoką 5 kokią. Jau ant galo aš jo nebemušau taip, kaip aš jį galėjau mušti, man jau gaila, jau buvo po antrą raundą, žiūrėjau į akis, jau nebenorėjau ten būti. Sakė, jau akise mačiau, Dominikai, nebespausk manęs taip. Tu mane spaudi prieš tiek daug žmonių arenoje ir man jau pasidarė gaila, bet šį kartą aš čia nebegalėsiu. Malonu, kas pakvietei? Malonu, kad atvykai. Tikėkime, perduosim kažką įdomaus žmonėms, kažką konkretaus ir netikėkime, o for sure. Gerai. Turbūt nelenkiant ir netausojant visko, tu esi žmogus, kuris neturi daug laiko čia. Pradėsim iš karto. Įtemptą dieną teisingai visko per 24 valandas, kai darai, gali padaryti daug, ne? Tai taip. Šitą trumpai apie mano mąstymą. Aš nežiūriu, tarkim, į svajonės. Aš žiūriu tikslus ir jungiant tavo organizaciją. Ir tu, kaip matau, esi žmogus tas, kuris viską deda į ateitį. Dabar fokusuojasi, kad būtų gerai ateityje. Kaip manai tavo organizacija po 5 metų, kokia tavo vizija yra? Tik stipriau, sakai, nežiūri svajonės, bet vis tiek turi svajoti ir kažkiek metų į priekį, matyti link ko judi, visi nori viską padaryti labai greitai, nenori, kad dideli tikslai ateitų greitai, yra didesni tikslai, yra mažesni tikslai, mažesnius tikslus pasiekia žingsnis po žingsnio, gali padaryti didelius dalykus ir nesvarbu, ką paminėsi mano gyvenime, ar tai būtų sportas, ar tai būtų kovinė organizacija, ar dar kažkas, viskas augs, metai po metų stiprės, į tai bus įdėta laiko ir aš net nematau kitokios vizijos, kad jeigu aš kažkur investuosiu laiką, kad tai nesiplės, kad tai neaugs, žinai, ir kiekvienas mano gyvenime turi taip daryti, kad jeigu ties kažkom dirba, tu ties tom ir tobulėji, nes jeigu įdedi laiko ir kažkur neaugi, vadinasi, gal kažką blogai darai, gal kažkokia netokia pas tave disciplina, gal kažkas ne taip su detaliam, nes irgi galėjai eiti treniruotės, bet jeigu treniruotės darai blogas, darai ne pagal programą, tam tarkim eini kovoti, bet viskas, ką darai, ten bėgi, nedarai spaningų. Mini detalės susideda į didelius dalykus, žinai. Mini detalės laimi didelius dalykus. Supranti, pas mane mąstymas yra, kad if you look to the future, it's anxiety. If you look to the past, it's depression. So I look at the present. Tai present dėl to ir yra, kaip angliškai išverstum present ne tik dabartis, bet ir dovana. Tai reikia mėgautis kiekvieną sekundę, kiekvieną valandą ir viską, ką turi. Dėkoti už viską. Nenukreipti per daug minčių į ateitį, žinai, praeitį, bet I look to the future, I see big things, I look to the past, I see big things, I look now, I see I'm blessed, you know, thank God, hey, God is good, God is good. Nes mes galėjom gimti su kažkokia negalė, galim dabar jie ten nukrist nuo laiptų, suslaužyti abi kojas, ten nebepaeiti, bet mes jauni, stiprus, galingi, čia sėdim, patenkinti, dalinamės mintim, tai life is good, galėjome. Jo, aš jį pastebėjau, kiekvieną tu interviu, kur eini, kiekvieną diskusiją, ką tu turi, ir su kiekvienu žmogumi, kuriuo tu bendrauji, visi tave puola šiaip realiai, visi tavęs nemėgsta labai. Daugiau mažiau puola, bet aš nepriimčiau taip kaip puolimų, jie tiesiog užduoda tam tikresnius, sunkesnius klausimus, bet aš esu pasiruošęs tokiems klausimams. Ready for everything. Bring these questions. Bring them. Tai aš čia ir norėjau to, kad aš nesiruošiu čia pult. Aš į tave žiūriu kaip ir, nors ir tu pasiekęs daugiau negu aš, bet kaip į žmogų, kuris yra lygus, sukurtas pagal Dievo paveikslą. Mes sėdime čia kaip sukurti pagal Dievo paveikslą. Ir aš tiesiog noriu dalintis mintimis ir ištraukti tam tikrus klausimus iš tavęs. Žinoma, pasidalinkim tiek iš tavęs, tiek iš manęs gerom žinutėm. Ir labai populiaru darinko yra sakyti, kad visi žmonės lygus. Bet čia irgi labai argumentuotinas dalykas, nes jeigu aš dieną iš dienos įdėjau sunkų darbą, kai kiti neišeina iš savo komfortos zonos, o tik sėdi namuose, kojos užsikėlė, ten rūko, geria,
nieko nedaro, nieko nesiekia, neišeina iš komforto zonos, kas sunku, o aš dieną iš dienos, nors nenoriu anksti keltis, anksti keliuosi, nors nenoriu daryti dalykų, kurie daro mane geresniu, bet aš darau ir paskui sakyti, kad aš su juo lygus kažkiam dalykė, irgi būtų nesąmonė ir nebūtų ir lygu taip sakyti, kai aš įdėjau 100 valandų daugiau ir savo gyvenimą vedu daug sunkiau negu jisai, žinai, kai jisai gyvena komfortą daugiau mažiau. 100%, aš visiškai su tavim sutinku. Ką tik tais turėjau omeny, kad mes kol kas, kad ir kiek tu dabar pasiekęs, Ja. aš žiūriu į tave kaip pagal Dievo paveikslą ir kalbinu tave tame. Sure. Tai trumpai apie mano kanalą. Šiaip Papasakok, įdomu išgirsti. pradėjau prieš 2-3 mėnesius Mhm. su tikslu padėti žmonėmis išlipti iš, sakykime, nepozityvios vietos, išlipti iš savo komforto zonos. Nes YouTube buvo mano 10-15 metų svajonė. Ilga svajonė. Labai ilga Sakysiu, svajonė. ilga. Ir aš niekada jos nepadariau. Šiam gyvenime laimi greitis. Turi būti greitas, žinai. Nes daug kas laukia, užtempia, tam tikrus dalykus daro ilgai. Manau, greitis laimi. Turi per dieną 24 valandas ir jeigu jas išnaudosi greitai, darysi ėjimus greitai, viskas turi ateis greitai. Šiais laikais pinigai ir visi dalykai juda labai greitai, žinai. Tai 100%. jeigu tu pagausi tą greitį, pagausi flow ir važiuosi su juo, gali padaryti didelius dalykus. Nesakau, kad aš pilnai dar pagavęs tą greitį, dar dirbu ties tom betėje, aš dar ir jaunas, žinai, dar kiek metų prieš akis. Kiek tų metų? Man 22, tai iki 30 judėsim stipriai, o nuo 30 judėsim dar stipriau, nes jeigu tu pagauni tą flow pinigų ir pinigai jau juda labai greitai, tada gali dar kitaip pinigus judinti, žinai, jeigu pas tai sąskaitai 2 milijonai, dar kitaip tada pinigai važiuoja. Tada gali investuoti, žinai, ir bum, viskas paprasčiau. Tai link to ir judam. Mokomės, judam, važiuojam. Life is good. Tai mano YouTube'ės tikslas, kaip ir motyvacija užkelti kiekvienam žmogui, kad nesėdėtų ant savo šiknos. Vien tik tais. Ir kokia tavo žinutė su šitą mintim? Ką tu? Kad išliptų iš komforto zonos. Nes aš 10-15 metų sėdėjau komforto zonoje, nieko nedariau. Visą laiką sakiau, oi, jeigu aš dabar tai padaryčiau, jeigu aš dabar kitaip padaryčiau. Ir niekada nepadariau. Ir aš nenorėjau užbaigti savo gyvenimo, tarkim, po 60 metų sakyti, blemba, o jeigu būčiau padaręs. Ne, aš tiesiog sėdau, padariau ir darau. Ir vien dėl to, kad dabar 2-3 mėnesiai į mano kanalą įėjus, man kažkas galėtų pasakyti, kam tu pasikvietei Dirkstį. Jis neprivalėjo pas tave būti, pas tave labai mažai peržiūrų. Ne, man neįdomu, nes aš rimtai tai nusiteikęs. Aš pasikviečiu didžiausią banginį, ką tik galiu, kad tik įrodyčiau savo tikslą. Ir sėkmės tavo, įdėsi sunkaus darbo dieną iš dienos, kursi video, netingėsi, galvosi ir įdomiai kurti, žinai, kažką, nes irgi turi įsiskirti kažkom, nes jeigu darysi kaip visi, darysi, bet ne taip darysi, jei kaip sugalvosi kažką išskirtimo, ne, ateisi su kažko kitokia idėja, kažką įdomiau, bom, tada iš vis perimsi rinką stipriai. Tai dar keletas klausimų tada bus tau. Kodėl tu gauni heito? Ar manai, kad tai dėl tavo personos internete, ar dėl to, kad galimai žmonės nesupranta tavo tikros intencijos ir interpretacijos sakiniuose? Daug žmonių daug ko nesupranta, tam mes ir esam čia, kad jiems paaiškinti, bet kai kuriems gali aiškinti, neaiškinęs nesupras, jie vis tiek neša kaip ir matematikos pamokoju, tu gali, mokytoja bando visiems išaiškinti, bet iš 30 žmonių klasiai supranta tam tikrą pamoką 5 kokie, žinai, ir čia irgi panaši situacija, o kodėl heitina, tai čia reiktų jų klausti, nes aš per daug nesidomiu, ką jie galvoja, kodėl jie taip galvoja, aš važiuoju su savo idėja, žinau, ką aš darau, žinau, kad aš judu su gera intencija ir dabar mes čia galėtume prijungti prie pokalbio žmonės, jeigu čia būtų galimybė ir paklausti. Neaišku, žinai, kas yra. Ir jeigu kažkas pasakytų, kas yra, aš jam galėčiau atsakyti, o dabar labai sunku į tokį bendrą klausimą. Galim tik pagalvoti, kodėl. Galimai pagalvoti, kad galimai gal pavydas. Galim pagalvoti, galimai, kad nepatinka, ten sako, pasitikėjimas savim. Bet jeigu aš dirbu dieną iš dienos, jeigu aš einu į kovas ir per savo paskutinius 6 metus esu pralaimėjęs vieną kovą, tik tais iš daug kovų ir ta kova pralaimėta, tai neskaitau pralaimėjimų, ten nuteisėjavimas visapusiškas. Tai kaip ten buvo? Ir aš sekundėlę, aš sakau, kad aš tikiu savim ir aš pasitikiu savim ir sako, aš nemėgstu, jeigu jis savim nepasitikė, tai jei, tu kol tu nieko nedarai gyvenime, kad tu savim kažkur savęs nepasitikė, žinai, nes jeigu tu įdėtum tokį darbą, kaip įdedu aš, tu suprastum, ką reiškia pasitikėjimo savim ir suprastum, kad šito reikia, jog pasiektum didelius rezultatus. O klausimas plauk buvo, kaip ten buvo su ta kova, ne? Jo. Kova buvo taip, kad aš ją dominavau, pirmą raundą dominavau, atidavė jam, antrą raundą visiškai dominavau, atidavė man, trečias raundas lygus, jisai man galėjo pataikė ir jam atidavė to kovą, kur aš manau gerai, pirmas, antras mano, jo trečias. Pirmas, antras tavo, tu laimėjai. Pirmas, antras for sure, bet nuo šiandienos dienos už 2 dienų įkelsiu
video, kur taškas į tašką, tas raundas su jo, aš pataikiau 2 daugiau rankų smūgių, aš pataikiau 3 daugiau kojų spyrių. Kodėl jam atiduotas raundas, čia niekur nematysim. O teisėjo apeliuoti tą pasakymą negalima, tarkim, nes aš nesuprantu, ko buvo. Čia vėl istorija būtų galima bandyti su organizaciniu šnekėtis, ten bum, bet čia nebėra ką šnekėtis, aš rugsėjai vėl su juo sustinku ir aš nepaliksiu jam vilčių jokių. Ta kartą aš jo pasigailėjau, tą kartą aš jam leidau, jau ant galo aš jo nebemušau taip, kaip aš jį galėjau mušti, man jau gaila, jau buvo po antrą raundą, žiūrėjau į jo akis, jau nebenorėjau ten būti. Jau sakė, jau jo akis mačiau, Dominikai, nebespausk manęs taip, tu mane spaudė prieš tiek daug žmonių arenoje ir man jau pasidarė gaila, bet šį kartą aš nebegalėsiu, jisai apgavo mane visą per aplinkui, bet čia ir mano kaltė, Tai tu suvalgysi jį. Batai, čia sunešiosiu, tu matysi. Kaip tu žiūri į Dievą? Ar į aukštesnė pusė, kad yra šalia tavęs visada, ar kaip į mintį, kuri iš tikrųjų neegzistuoja prie tavęs, kur tu visą laiką eini ir čia tik tais tavo dalis, kaip prie kameros? Esmė, kad aš gerbiu labiausiai Dievą. Aš irgi. Gerbiu labiausiai Jesus Christ, King of Kings. Čia žemė yra daug karalių, bet karalius yra Jėzus Kristus ir visa širdis su jo. Visada. Amen. Noriu tada paklausti vieno dalyko. Žinai, kad Biblijoje ir pats Jėzus yra pasakęs, kad kai tave muša atsuki kitą žandą. Jo. Tu, kaip manai, savo gyvenime atsuki, ar tu duodi žandą daugiau? Jeigu aš pradėčiau su kiekvienu kariauti, tai čia be sustimo kariaučiau, ta citata mane labai pristabdo, aš jau geriau nieko nesakau, jau geriau nelendu į tą kovą. Bet šitą citatą jo, jie reikia gyventi, ar jie visą laiką gaunasi gyventi, klausimas, mes visi esam nuodėmingi, visi padarom gyvenime nuodėmių, vienas šventas buvo tik Jėzus Kristus, jo, vienas Jėzus Kristus nenuodėmingas. Tai esmė, kad padarom nesąmonę, bet visą laiką bandau judėti su šaltu protu, žinai, nepasiduoti emocijom ir judėti teisingai. Kodėl būtent Jėzus Kristus? Kaip tave palietė Dievo malonė iš pradžių? Kada ir kaip? Nuo mažens mane močiutė vedė į bažnyčią, gal seniau taip nesuprasdavau jo, bet kuo daugiau aš jį jaučiu, nežinau kaip tai paaiškinti, bet aš jį jaučiu jo galės šalia savęs, jaučiu jo energiją ir God is good. Tu kaip save pateiki prieš kameras, žvėris, tai čia nereikia net prieš kameras pateikti. Tu ir be kamerų toks pat? Aš toks ir esu, aš esu mašina, įmonė. Aš buvau gal prieš mėnesį įmonė, aš dabar pereinu į rekvizitai LT, kur tipo visas įmonių katalogas nuo A iki Z. Bet viskas ir ateina iš sunkaus darbo, žinai, gale dienos. Sunkiai dirbam ir pasitikim savim. Aš nežinau, mano mindsetas labai stiprus, aš atsibundu ryte ir aš noriu užkariauti pasaulį ir suprantu, kad viskas neįvyksta per vieną dieną, bet step by step ir mes padarysim didelius dalykus šioje rinkoje. Hate it or love it, we're coming to the top, we're strong. Tu žmogus galintis priimti kritiką, sakykime, konstruktyvę. Labai man patinka, kai žmonės dėlioja konstruktyvą, kaip ir sakai, kritiką, tu taip, anaip, trečiaip, tada aš galiu su juo diskutuoti, ne, tu nesupranti šitoj pusėje to nuo trečio ir tada vyksta diskusija. Tada dažniausiai ateina į mane su dviejais keiksmažodžiais, tu toks ir toks, kur tipo, tu negali paargumentuoti, nei ką jis tiesiog ant tavęs visapusiškai stumia, žinai, tai tokia kritika man nepatinka, ar tada aš arba jam duodu atgal stumyklas, arba aš ignoruoju, arba dar kažką, bet aš net neskaitau čia kritiką, kur 99% žmonių, ką jie sako, čia ant tavęs stumia, čia tai kritikuoja, ką jis kritikuoja, du keiksmažodžius pasakė, aš ir jokio argumento nėra tame, o jeigu yra argumentas, aš laiką su žmogum galiu padiskutuoti ir mes ieškom, ar jisai teisus, ar aš teisus ir kokią čia temą, žinai. Tai jo, tai dažniausiai žmonės neieško diskusijos, jie ieško pykčio. Pykčio, ateina su tais keiksmažodžiais ir galvoja, kad čia kažką labai pasako protingo, ar čia kažką labai ant mane sustumia. Niekas iš išorės negali paliesti tavo vidaus, jeigu tu to neįsileidi į vidų. Žinai, čia šiandien kirpausi pas kirpėją, sako, kaip tu gali priimti čia, buvau, sako, prie tavo kovoje, čia žinai, Kauno atvažiavau, kol buvo laiko, nuėjau pas ją, sako, kaip tu gali priimti tokią kritiką, čia tave visą areną mačiau, buvau turnyrė švilpė, sakau, doesn't matter, niekas į tavo vidų negali ateiti, jeigu tu neįsileidi iš išorės. Viskas tik iš tavo vidaus, nuo išorės, tai mano vidus stiprus, aš žinau, link ko aš judu, aš žinau, kas aš esu ir Tu esi girdėjęs, kad, pavyzdžiui, apie tave žmonės kalba, kad tu pateiki, kaip save pateiki ir organizaciją savo, tu labai darai blogą įtaką jaunimui, sakykime. Nu, vaikams ten keiksmažodžiai, vos ne kaip kriminalas tenais ir visa kita. Esi girdėjęs šitą? Daug aš esu girdėjęs, bet čia šitą argumentą galim pateikti, kad... Galim paargumentuoti ir padiskutuoti. Keiksmažodžiai, tai čia mes galim pasijungti bet kur YouTube'ės
didžiausius podcastus ir pamatysim, kaip keikiasi, čia keiksmažodis vienas kitas išeina iš žmonių, bet būtent iš manęs jų daug nematysit, kad kažkur kažkas pasakė keiksmažodį. Galimai, aš nesu atsakingas pilnai už jos, laiką bandom pateikti kiek viską gražiau, bet jeigu kažkada išeina keiksmažodis, tas būna, tas vyksta internete. O palauk, kitas argumentas, koks buvo, be keiksmažodžio. Aplamai dėl jaunimo, kad blogą įtaką darai. Nu nežinau, mes su jaunimu visą laiką sakom, sportuokit, judėkit, aš važiuoju sakau, negerkit, tokit alkoholio, būkit teisingi, tikėkit į Dievą, tai žinai, čia reiktų būtent kažkokią citatą man ištraukti, kuri galimai blogai kažką paveikia jaunimo, bet aš tikiu, jeigu būtų tokių kaip aš, rinkui 99%, tai tikrai augtų labai stipri šalis, būtų visi sportininkai, būtų visi daugiau mažiau teisūs, būtų visi su vizijom ir šalis augtų, jeigu tokių kaip aš būtų 99% šalyje, tai čia mes perimtume pasaulį, tačiau vėliau. 3 milijonai žmonių. Tu gerą palyginimą davėjai, kai kitus podcastus pasijungi, ten yra vien keiksmažodžiai. Nu, mes galim paimti niekada nepagalvojau. Vienas podcastų, kaip ten, kur Rolandas su Katleriu su Stonkum. Ten sėdė keikėsi, žinai. Vienas žiūrimiausių rinkoje keiksmažodžių podcastų, tai kad čia bloga įtaka jaunimui, kad kažkur kažkas nusikeikia, tai turim suprasti, kad ir vaikus augina tėvai ir gale dienos tėvai turi būti atsakingi, ką vaikai paėmė telefonus veikia, nes internete galima rasti visko, jie gali nueiti ir į porno tinklapius ir dar kažkur ir tėvai turi būti iš dalies atsakingi, ką jie duoda savo vaikams žiūrėti. Nu, čia negalima vienu mūsų pulti ir esmė, kad bandom teikti kiek įmanoma gražesnį kontentą, bet turim suprasti, kai vyksta kovos, kai vyksta susitinka du žmonės, kurie neužilgo kovos, kas supranta kovą, žino kokia energija būna tarp tų dviejų žmonių, kai tu žinai, kad tu su juo neužilgo turėsi kovoti ir jeigu jiems besipykstant išeina kažkoks keiksmažodis, tai tą keiksmažodį tu gali pamatyti išėjęs į kiemą, pasijungęs kitą podcastą, dar kažkas, ar vien tas keiksmažodis atveda kažkokią blogą įtaką vaikams, nemanau. Jo, aš šito niekada iš tikrųjų nepagalvojau, nes prisipažinsiu, aš irgi buvau tas žmogus, kuris kritikuodavau, sakydavau, kad visą laiką yra bloga, ta prasme, intencija. Man taip atrodydavo. Ir dabar su tavim pabendravęs, pamatęs koks esi ir davęs gerus argumentus apie kitus podcastus, galiu susimastyti, kad buvau neteisus. Jo, gyvenam ir, žinai, esam dar jauni, išvadų padarom vienokių kitokių, esmė, kad tai geras. 100%. Sportuoju? Taip, nesenai pradėjau vėl. Linkiu nesustoti, linkiu judėti, stiprėti, žiūrėti, gražėti, visapusiškai, žinai, pilnas paketas, kaip aš vadinu, visi daug kas sufokusuoja į vieną dalyką, kažkokį ten labai savo skilus pliusina ties vienu dalyku ir gyvenime turi būti pilnas paketas, žinai. Gali būti vieno dalyko 100% arba gali būti 20 dalykų 7%. Tai, žinai, tas geriau 20 dalykų 7%, nes aš geriau būčiau 30 turtingas, gražus, stiprus, taip toliau, negu ten 70 tik turtingas, bet ten storas, dar kažką ir visi ten visas nesąmonės. Ar galima paklausti čia nais viešai, kas atsitiko su Tarzanu? Ir palauk, ar tas tavo video įkeltas, kuris užpuola tave, ar ten yra surežisuota, ar tikra? Susitikom su jo mieste, tai prisilaižė. Pagal jo citatas pasakysiu, prisilaižė, prisikavo, prisidirbo, susišnekėjom, taip energija, taip tada nuvedė mumis, kad mes įėjom į muštynės ir manau, su jo dar bus įsiaiškinta. Turiu dabar kitų reikalų, bet jo nesu apleidęs, matau, jisai internete irgi kyla, tobulėja, tai galbūt padarysim kažkada su jo kovą, galbūt dar kažkaip keliai suves. Gaila, kad taip energija mumis nuvedė, tai bendravom visai kitaip, jis pas mane gyveno pusę metus pas mane gyveno, mes stumėm kiekvieną dieną, bet matai, kartais atsitinka gyvenime tokių situacijų, kur susipyksta žmonės susipyksta dėl kažkokių dalykų, nebesusitarė, gal keliai dar mumis suvesi draugystę, o gal ir ne, gal aš jį tiesiog ringę pažeminsiu, iškirsiu, jis laisvas. O Valera? Kas su Valera atsitiko? Kas su Valera atsitiko, čia jau reikia Valerai skambinti, ar sakyti, Valeriau, kas tau yra, žinai, nes iš mano pusės, aš tai nežinau, ką jisai. Aš tai nelabai mačiau kažkur užsienį išvažiavęs ir viskas. Kas su juo ten, kas kaip, kodėl, kas kaip. Nežinau, žinai, tikslių informacijų, ką jis veikia, jeigu iš tikrųjų, aš nežinau, ką jis veikia. Bet aš neturėjau jokių blogų intencijų, tegu jam sėkmės, tegu jis juda, tegu jis gyvena. Ei, sik. O, kaip tik gerai paminėjai, sik. Būčiau užmiršęs. Ką reiškia, iš ko kilo ir kaip sugalvojai sik.
namie stūmėm kažką ir visi eidavo kažkokį daiktą, paėmė, žinai, ten sik, atsigeri, sik, toks kaip garsas, žinai, kaip op, bum, bum, buvo toksai kaip ir žodelis. Ir lipo sik, ir prisisikinam, nu. Atėjo iš tavęs, sek. Jo. Bet Tarzanas kaip ir pavogė. Nu, kodėl pasakyti, kad pavogė, ten kažkas ateitų, pasakytų, nežinau, ko sukūrė žodį labas. Ir jeigu tu sakai labas, nereiškia, kad tu pavogiai labas, ne, tiesiog tai pradėjo kažkas sakyti, įgavo kažkokią prasmę ir tu įsakai, aš tai nesureikšminu, ten kažkokių dalykų pavogė, dar kažką sakėm, pasakėm, prisakėm, žinai, ir viskas, ir tegu važiuoja, tas žodis smagu girdėti, kai jis važiuoja. Nu jo, sek. Sek. Gerai, Dominikai, dirkšty arba dirkščia. Kaip tave vadina? Dirkščiu? Dirkštys. Ok. Daug kažkaip rinka ties, dirkštys. Tai, dirkštys. Tai šį kartą tik tiek ir aš tikiuosi, kad tu būsi dar čionais pas mane ne vieną kartą. Tikiuosi, kad ir kils tavo ir profilis ir kažką gal dar įdomesnio sugalvosim. Galim ir dar kažką sugalvoti, ne? Kažkokių judėjimų, akcijų čia. Idėjų milijoną, smagu čia apsilankyti, tikiuosi kažką įdomaus išgirdot. Ei, važiuojam, hard work, ne? Malonu, kas klausė.